Šalčininkai nors ir nedidelis, bet gyvybingas miestas, kuriame žmonės dažnai ieško bendrystės, paramos ir saviraiškos galimybių. Čia tarp kasdienybės ir lėto gyvenimo ritmo jauna mama Kotryna Čepulionytė kuria tai, kas dažniausiai lieka nematoma. Erdvę mamoms, kur jos galėtų ne tik pasikalbėti apie kasdienius rūpesčius, bet ir dalintis, mokytis, kurti, augti, atrasti save iš naujo. Kalbame su Kotryna apie šios idėjos gimimą, iššūkius ir tai, ką reiškia būti mama, kuri kuria ne tik vaiką, bet ir bendruomenę. Būdama motinystės atostogose, iš nugyventų tų momentų, kur iš tikrųjų nebuvo tokie lengvi. Ir tikrai ne gražiais paveikslėliais nupiešta kaip dauguma. Visur taip pateikiama, manau, iš to. Ir jūs pagalvojote, kad mamoms būtų reikalinga kažkokia pagalba? Jo, nes man pačiai reikėjo tos pagalbos. Tai gal papasakokit ir kokie buvo jūsų pačios pirmieji motinystės metai? Iš tikrųjų labai sunkus. Aš nebuvau tam pasiruošus visiškai. Mane dabar iš tikrųjų labai gan jautru apie tai kalbėti. Aš nežinau apskritai, ką reiškia būti mama. Viską dariau pati, nes antiek, buvau pasimetus, negalėjau niekam prisileisti savo vaiko. Ar jautėtės, kad tokios erdvės, kurią dabar pati kuriate, trūko jums pačiai kaip mamai? Tikrai taip, nes pati esu daug metų sportininkė. Ir kai atsirado vaikas, aš negalėjau sportuoti, kažkur save užimti, nes visas laikas buvo tik vaikui. Ir man trūko kažkur įsilieti. Ir gal net ir tos pagalbos paprašyti, kur galėčiau, palikti savo vaiką, kad būtų tikrai tinkamai prižiūrimas ir aš galėčiau pasitikėti ir tuo metu net ir sportuoti. Ir skirti laiko ir savo. Taip, atsigauti, atgauti jėgas. Kaip manote, ką apskritai reiškia bendrystė tarp mamų? Čia labai iš tikrųjų stiprus dalykas. Čia ne tik, žinot, patarimais pasidalinimas. Čia iš tikrųjų toks ryšys, kad vienas kitą, tas palaikymas kiekvienos, kad tu supranti, kad iš tikrųjų tu nesi viena. Kaip manot, kokios yra didžiausios problemos, kurias šiandien išgyvena mamos? Manau, labai mažai gauna iš būtent savo antros pusės pagalbos. Ir mažai apie tai šnekama. Nes atrodo tos pačios teisės, bendras vaikas ir visa kita, bet net kai moteris nori kažkur išeiti, jinai visada atsiklausia vyro. Bet vyras, kai išeina, jam nereikia atsiklausti. Ir čia iš tikrųjų nėra taip sąžiningai ir taip neturi būti. Ir net noriu garsiai apie tai kalbėti, kad tai keistusi, kad taip nebūtų. Dabar klubas jau pradėjo veiklą. Jūs dar papasakosite apie tai. Ir kaip dabar atrodo jūsų darbo diena, kaip derinat veiklą, darbą, laiką savo vaikui? Pas mane dabar įvyko vis kardinaliai pasikeitimai. Iki to laiko aš negavau pagalbos iš vaiko tėvo. Nes buvo pasakyta, kai vaikas užaugs, jau pradės biškis savarankiškesnis, tada aš tau padėsiu. Aš laukiau to jo pažado, jisai ištesėjo tą pažadą. Ir dabar mano vaiko yra 2 metai ir 7 mėnesiai ir dabar didžiąją dalį praleidžia vaiko tėvas su mano vaiku. Ir aš tikrai galiu dirbti, siekti savo tikslų ir kelti karjeros laiptais. Šita jūsų idėja, šis jūsų projektas, ką jisai duoda jums pačiai? Kaip jisai padeda jums augti, galbūt tobulėti? Augimą. Aš augu vis kiekvieną dieną ir išgirstant tam tikras istorijas mamų, suprantu, kad ne aš viena, ne visi gali iškart eiti į tą atvirumą ir tikrai yra kai kurios mamos, kurios dar kaip ir neprisileidžia ir tikrai negali atvirai kalbėti tiek aš, tiek jos. Ir viskas tai yra ir vyksta palaipsniui tikra, kurios išgirdo mano istoriją. Jos buvo šoke, vien tik dėl to, kad
Jos mane mato tokią stiprią, galingą, niekada nepasiduodančią. Labai dažnai būna mamos, kurios nuleidžia rankas ir galvoja viskas, aš esu čia viena, negaliu nieko, iš tikrųjų tu esi stipri, tu galinga, ta prasme, tu gali daug daugiau ir vaikas yra tavo tokia motyvacija, kad tu nors iš to pačio dugno tu gali taip pakilti, kad net negali būti taip, kad net žmogus, kuris tave sužlugdė, kad tu vis tiek pulsi tą dugną ir tu nepakilsi. Tu pakilsi. Svarbu tikėt ir to norėt. Kokia yra jūsų idėjos vizija? Kaip įsivaizduojat, jeigu viskas vyks taip, kaip jūs sugalvojote, kaip jūs svajojate? Kaip klubas atrodys, pavyzdžiui, po 5 metų? Aš manau, po 5 metų, kaip aš susidėliojus pas tave vizijai, tiek galvoj, aš esu tas žmogus, kur mėgsta išskirtinumą. Ir aš tikrai žinau, kad aš tai padarysiu. Bus Mama Flow klubas per visą Lietuvą. Ir ne tik. Ir kaip malonu, kad pradžia bus būtent Šalčininkuose. Mieste, iš kurio jūs, galima sakyti, kilusi. Taip. Tėveliai kilę. Taip, tėtis mano kilęs. Tai ką jūs norėtumėte pasakyti kiekvienai mamai, kuri šiuo metu jaučiasi galbūt pavargusi, vieniša? Nebijoti prašyti pagalbos, nebijoti kalbėti viešai apie savo problemas. Ir nebijoti perlipti per save, eiti į kažkokias veiklas, kad kuo daugiau dalyvauti bendruomenėje. Jau šiandien turite nemažai veiklos. Klubas Mama Flow jau, galima sakyti, veikia. Taip. Ir ką šiuo metu konkrečiai siūlote mamoms? Kokios pirmos klubo veiklos jau vyko ir yra planuojamos? Šiuo metu vyksta taip. Pas mus mamytės ateina su savo vaikučiais, pasportuoja kol kas su vaikučiais, ten akrobatiniai, apšilimo momentai, tada mamytės jau lieka pačios savo, o vaikučiai eina pas auklėtojas. Prižiūrimi, lavinami, ta prasme, viskas vyksta kaip turi būti ir darželį, ir visur kitur. Ir tada mamas skiria laiko savo ir jau sportuoja. Tai dabar jūs veikiate Vladislavo Kazakevičiaus sporto centre. O toliau kaip bus? Toliau kol kas numatyta atidaryti savo klubą. Ir manau... Čia Šalčininkuose. Taip, Šalčininkuose. Ir manau, jau nuo sausio mėnesio mes jau galėsim priimti naujas narės. Kaip manote, jūsų kuriamas klubas, kuo skiriasi nuo kitų, galbūt jau veikiančių Lietuvoje, be abejo domėjotės, galbūt, ar yra tokių panašių kažkokių klubų? Yra tikrai išskirtinumų ir jisai yra toks pirmas Lietuvoje. Pas mus dalyvaus psichologai, pagalba mamoms, tiek vaikams, tiek šeimoms, moteriškumo atskleidimo šokiai, kitokios veiklos sporto, tikrai gan plati veikla ir tikrai pirma Lietuvoje. Tai žiūrint jau į ateitį, jūsų tą visų planų įgyvendinimą, kaip įsivaizduojate idealią dieną tokiame klube? Ką veikia mamos? Kai vaikai ateina be kaprizų, be ašarų ir kai viskas vyksta iš tikrųjų pagal planą, kai mamytė su šypsenom palieka už durų savo problemas ir apskritai, kad kai jų nėra, pats sportuoja ir pajaučia tą tokią galę, jėgą ir įkvėpimą. Suprantat, aš visą gyvenimą tokia buvau, siekiau kažko, nes mane gyvenimas jau, kaip sakoma, padaužė. Mane prieš 11 metų pervažiavo autobusas, aš išmokau vaikščiot, tikrai gyvenimą aš turėjau visko. Ir iš čia sportas atsirado turbūt būtent. Aš sportavusi su profesionali sportininkė ir olimpietė dziudo. Bet paskui sportavau, treniravau vaikus, viskas, bet labiau buvo tas dziudo treniravimas kaip hobis iš tikrųjų. O paskui, kai gimė mano vaikas, nežinau, ta prasme, ką man pradėti veikti, nes apie sportą buvau kaip ir pamiršus ir jau nutraukus tą veiklą, vien tik dėl to, kad turėjau su sveikata problemų.
Ir stebuklingų būdų mano vaikas mano gyvenime atsirado ir, ta prasme, problemus tas baigėsi. Ir nusprendžiau, kad noriu aš visgi būti trenerė, čia yra mano iš tikrųjų pašaukimas, man patinka dirbti su vaikais. Bet suprastumėt, per mėnesį aš surinkau 40 vaikų. Ėjau per visus darželius, per visus kaimus, stovėjau ant šaligatvio, visur dalinau. Atrodė juokingai iš tikrųjų, bet jeigu aš noriu, aš pasieksiu. Nes kiti treneriai su 7 vaikais pusę metų prasportuoja, o apie mane čia tokie visokie gandai, jo va, čia Polionytė atvažiavo ir čia visus... Konkuravo. Jo. Buvo ir iš tikrųjų ir nusiskundimo apie trenerius, nes aš dabar daug tikrai mane kaip trenerė rekomenduoja, nes pas mane labai skirtingų vaikų ateina. Yra jautrus vaikai, yra ir su autizmo spektrais ir taip toliau. Ir kai tėvai patys net negali susitvarkyti. Ir paskui, kai jie pamato po mėnesio rezultatą ir jie stebisi, kaip čia taip. Ir man čia kaip ir per širdį tokį glosto, kad iš tikrųjų aš žinau, ką aš darau ir čia iš tikrųjų mano yra pašaukimas. O būtent dziudo ką duoda vaikui? Drausmė, disciplina, ta prasme, vien pagarba savo ir jau tėvam, aplinkiniam. Nes, pavyzdžiui, pas mane po kiekvienos treniruotės būna tokios 15 minučių psichologiniai pasikalbėjimai su vaikais. Ir vis tiek jie iš skirtingų kaimelių ir visi kiti, jie vienas kitą nepažįsta. Ir pas mane yra ten keli vaikai, kurie tikrai dažniausiai būna nubaudžiami, ten atsispaudimai, pritupimai. Ir vienas darydavo ir viskas. O dabar, ta prasme, gražu žiūrėti ir kai tėvai tai pamato. Ir, pavyzdžiui, Danieliau darai 20 atsispaudimų ir visa komanda prisijungia. Iš tikrųjų, čia tas kalbėjimas su vaikais iš tikrųjų padeda. Tai jūsų sportas tarsi ir kažkaip tai ir persikels į tą naują jūsų idėją mamyčių klubo, kadangi vis tiek susijusios bus veiklos jūsų. Ir vaikams dziudo užsiėmimai, ir čia pat ir mamytės. Ta prasme, viskas tiesiog aplips veiklom visokiom. Turbūt taip bus, ar ne? Jo, bendrai, nes mamytės, ta prasme, mamyčių klubas yra vaikams iki 4 metų ir vis tiek jie auga ir jie ateis pas mane į dziudo. Ir va taip, nes mamytės keisis, nes vaikai auga ir jau jie eis, pavyzdžiui, ne į Mama Flau, pas mane į moterų grupę, kur sportuoja be vaikų. Tai va. O iš ko sulaukėt labiausiai pagalbos? Jums vis tiek reikės kolektyvo, plėsti kolektyvą. Kuo daugiau veiklų, tuo pagalbos reikės didesnės. Pačioj pradžioj neturėjau iš nieko pagalbos. Jau startavau viena. Buvo žiauriai sunku. Jau galvau duoti žingsnius atgal, bet ne, čia ne Kotryna, turi eiti į priekį, tankas ir visa kita. O dabar gal ne tos pagalbos, bet pačio palaikymo aš iš tikrųjų labai gaunu iš būtent mamyčių. Ir čia yra kur kas galingiau, negu ten kažkokia finansinė iš tikrųjų parama. Vien tas žodis, ta prasme, mes tai tikim, tu šaunuolė, ką darai, ta prasme, čia wow. Mamyčių klube Mama Flau svarbios visos emocijos, visos patirtis ir visi klausimai, kurie kyla kelyje per motinystę. Jeigu esi mama, gyveni Šalčininkose ar netoliese, kviečiame prisijungti. Nesvarbu, ar nori išgerti puodelį arbatos, pasportuoti, atsipalaiduoti, pasikalbėti su kitomis mamomis ar tiesiog pabūti saugioje erdvėje. Ši vieta laukia tavęs. Nes kai moteris susibūrė, jos ne tik dalijasi kasdienybę, jos keičia pasaulį aplink save.